Šitas automobilis yra perdarytas Toyota Aygo. Vienu įkrovimu nuvažiuoja 160 km, kraunasi iš paprastos Aygo rozetės, tai apie 6 valandas. Iki 100 įsibėgi sparčiau negu prieš tai buvęs originalus, daug smagesnis, tyliai važiuoja. Nuvažiuoti 100 km kainuoja iki 10 litų kažkur. Pagrindinis dalykas, kuo skiriasi stotelė nuo paprastos rozetės, tai yra tai, kad, jeigu matome, pažiūrėjęs, turi daug jungčių ta rozetė. Reiškia, yra trifazis ir yra jungtis, kur stotelė komunikuoja su elektromobiliu. Reiškia, stotelė žino, ar tas elektromobilis tinkamas krauti, kada jis pasikrovė, ar jau pasikrovęs, ar nepasikrovęs ir pagal tai reguliuoja viską. Šiuo atveju savivaldybė apmoka elektromobilio krovimo išlaidas ir daugelį šalių taip yra, kad moka arba, tarkim, parduotuvės, kuriuose yra stotelės, ar kiti prekybos centrai, savivaldybė šiuo atveju. Bet yra numatyta, kad būtent turint tokią kortelę, RFID kortelę, su ją, kaip vartotojo kortelė yra gaunama ir ją galima vykdomas apmokėjimas. Tiesiog turi savo kodą, kaip paspaudžiat, yra nuskaičiuojama, kiek sudeginta elektros ir tai iš tavo sąskaitos skaičiuojama. Variklis ten apačio, čia yra variklio valdiklis, čia akumuliatoriai, ten akumuliatoriai, keli akumuliatoriai. Turėtų jie sparčiai vystytis, dėl to, kad atsirado akumuliatoriai dabar. Tik prieš 2 metus realiai buvo atrasti ir pradėti gaminti tokie akumuliatoriai, kurie tikrai yra patikimi visam automobilio gyvenimui. Tarkim, šis automobilis su akumuliatoriu visų gyvenimų gali nuvažiuoti 300–400 tūkstančių kilometrų. Ir tai dar akumuliatoriai nebus išmetimų, jie bus dar pilnai naudojami.